Šaldytuvai ne mano tokio stiliaus, bet gerai. Ir labai skanią kavą ir sultis dar padaro, tiesiog natūralės. Tai tas paini. Bet šiaip šitas viešbutis tai labai gražus, labai čia ir aptarnavimas ir visokias kavas atneša, sultis natūralės padaro, jie čia labai stengiasi, labai išvažiai viskas atrodo. Cool. Tai žodžiu, primečiau, kiek čia liko tų pinigėlių išsikeitus, tai išsikeičiau 100 eurų. Atvažiavęs į Katmandu, mokėjau $30. Galėjau ten turbūt mokėti, bet mokėjau, jiem tinka ten doleriai, irgi tinka jiem Amerikos. Tai mokėjau oro uoste $30 už vizą ir paskui išsikeičiau 100 eurų. Tai 100 eurų liko 920. Tai šiaip žiauriai gerai, nereikės atsikeitinėt, nes paskutiniam viešbutyje sumokėsiu dalį kortelę, dalį grinais ir bus viskas, nes man reikės daugiau turbūt pinigų. Šiandien skaityk ten į tą miestuką, čia porą valandų pasieiti ratuką tokį, tai pirmyn atgal kokius 4-5 valandos, nieko čia nereikės jokio transporto. O rytoj irgi eisiu iki oro uosto, dar praeisiu per Katmandu ir viskas. Ir nebereikalingas man bus jų pinigas. Šiaip žiauriai gerai, nes nereiks atsikeitinėt, galvojau, kad reiks atsikeitinėt. Šiaip tai net nežinau, kur išleidau. Ten gavau 17 000, atrodė tiek daug, kai čia viskas taip pigu, bet tai ten sumokė ir viskas. O kitose šalyse tai keiteliojausi biškėjo mažiau, ten vis 20 eurų, ten 50 eurų, bet paskui, kas užknisdavo, tai lieka kažkiek pinigų. Tai aš keičiuosi, pavyzdžiui, jeigu skridau iš Malaizijos į Filipinus, tai keičiuosi oro uoste iš Malaizijos į Filipinų pinigus, ten kas gaunasi. Bet vis jie neima arba toj šaly, kur tu keitiesi, jeigu keitiesis toj šaly, kur jų pinigais, tai jie tada turi savo pinigų, bet neturi smulkių ano šalies pinigų. O jeigu nuskrendi į, tarkim, Filipinus ir keitiesi Filipinuose į Filipinų pinigus iš Malaizijos pinigų, tada jie neima, pavyzdžiui, monetų arba smulkių pinigų, neima iš malaiziškų pinigų. Tai, ten kupriniai dabar turiu visų šalių pinigų smulkių visokių, žinai, lieka, nuo kur juos dėti jau paskui. Tai žodžiu, tai čia visai gerai paskui, žinai, atsikeičiau, nes tarkim paskutinė šalis buvo Seulas, iš Seulo, aš sakau, noriu iš Seulę bandžiau pasikeisti į nepalietiškas rupijas, tai jie niekas neturi, iš vis nekeičia, tai turėjau atsikeisti į dolerius, ir tos dolerius paskui sumokėjau, bet irgi su nuostoliais tada visą laiką, bet nesvarbu iš tikrųjų tie nuostoliai, nes labai svarbu turėti smulkių pinigų. Buvo šalių, kur iš vis nereikėjo, ten tokių kaip Singapūras, kur labai išsivystė, tai transportas, viskas, ten žodžiu super. Bet kitur aš vargdavau neturėdamas. Aš Tailande stengdavausi nesikeisti, paskui jau keičiausi, bet tai ten, pavyzdžiui, ypač jeigu trumpam atskrendu ir kitą dieną įskrendu čia, kai tie būna sujungti visokie, perskridimai. Tai šūdas, nes, pavyzdžiui, autobusų reikėjo man tada ten kažkaip, aš neatsimenu, bet žodžiu grįžau, aš galėjau naudotis metro, bet negalėjau naudotis autobusais. Dėl to, kad autobusai neima kortelių, turi nusipirkti bilietą. Paskui kiek aš čia vargo turėjau kitose šalyse, kur Seulė labai buvo sunkus transportu. Tai aš čia papasakosiu, gal skirai. Nepasakosiu, iš tikrųjų, ašgi sukeliu, dabar jau viską sukelsiu, tik tai ką turėsiu, nedadidėjinėsiu prie tų kad atsimint. Seulė tai buvo irgi transporto pilna, labai sudėtingas transportas, viską turi pirkti iš anksto, o taip, pavyzdžiui, nieko tokio, tu ten įlipai į metro, pravažiavai stotelę, tai sumokėjai daugiau už tą stotelę, pagrįžai stotelę atgal, žinai, turime lengva su ta kortelė, o čia tu turi nusipirkti bilietą nuo stotelės iki stotelės, o ką žinau, kaip ta stotelė vadinasi, o tose šalyse, kur būna tiesiog viza, priglaudi vizą ir nueini,
Nu tai nusiskanuoja, kur išlipsi, tiek ir sumokėsi. Tai labai paprasta. Tai tiesiog važinėjai ir bandai, žiauriai man patiko, tai ten reikia atsiminti dabar, kurios to šalis. Singapūras tikrai turėjo labai visą šitą gerai išvystytą. Hongkongė važinėjau, šitaip žiauriai buvo fainai. O kitur tai galvos skausmas, pavyzdžiui, Japonija buvo labai irgi sunki. Jo, Japonija buvo sunki su transportu. Nes viskas parašyta tik tai, nėra, žinai, tokių labai aiškių, žodžiu. Ir buvo šalių tam tikrų, kur atrodo visko, labai daug visko, bet tu negali taip lengvai naudotis, kaip norėtų. Tai va, tai čia gerai, kad labai šitos pinigėlius išsitaškysiu. Ir bus viskas. Lema geri pusryčiai, šiaip šiandien šitas viešbutis man irgi labai patiko. Smagu, pavyzdžiui, tokius viešbučius patekti, nes į tos šūdinus viešbučius, tai, kaip ir nieko, žinai, bet paskui jau pradeda užknisti. O čia tai ir dantų šepetukai, ir visokios dušo želė, nieko nereikia, nes aš vis dar palikęs, aš turiu kuprinę, bet aš čia turiu mėgstą blizoną, turiu džinsus, 3 maikės, kiek dienų nebuvau. Ir dabar jau mano tas maišas, kur aš palikęs esu didelį maišą, įdėsiu dabar šitą video parodysiu. Anam viešbutyje palikęs didžiulį maišą tų savo daiktų, tai va dabar tik eisiu į šitą viešbutį. Šiandien vakare prie skrydį pasiimsiu viską ir pernakvosiu ir varysiu. O dabar kiek aš jau 3 ar 4 dienas tik tai su tais daiktais, kuriuos pasiėmęs, tai aišku, tai biškiai kai kurių dalykų trūksta, tarkim, trūksta ausų krapštuko. Man kažkaip vis nuo to ausinių labai ten drėksta tos ausis, aš ištisai su tom ausinėm. Dabar tai jau mažiau su tom ausinėm, nes supratau turbūt dėl ko man būdavo kartais žiauriai pradėdavo skaudėti ausis kažkurias dienas, tai aš užmigdavau su tą ausinuku ir aš nepajusdamas, šiaip aš persidedu, kai prabundu, bet kai aš neprabundu, tai aš jaučiu užgulų. Ausie lieka ir aš atsigulu ant tos ausies, žinai, prispaudžia, kaip mėlynę padaro. Tai jau dabar stengiuosi nemiegoti su tais ausinukais arba labai taip belekaip įsidėti, kad iškristų ar kažkaip taip, nes blemba, paskui kaip skaudausi, dabar viena irgi skauda, bet čia dėl to, kad aš manau, kad aš vėl. Buvo viena naktis, pagalvės, čia tai fainai, tų pagalvių prie minkštos, o buvo labai labai kietos pagalvės kažkuriam iš tų kalnų viešbutukų. Pliamat, aš nežinau iš ko jūs ten, iš grikių kokių, iš ko ten, žodžiu, kai akmuo ta pagalvė. Tai nebuvo labai smagu miegoti, šiaip tai nieko gero. Tai koks gražus šitas viešbutis, supynės, žiūrėkit. Tikros supynės. Žiauriai, tikrai fainas. Labai patiko. Tai va, žodžiu, varau iki to Lalitpur kažkokio, tai netoli čia 7 kilai, tai čia 1,5 valandos 2 gal. Tai viskas bus easy šiandien diena, paskutinė diena. Dėl to valgymo per... čia. Reikia pažiūrėti. Jo, tai žodžiu, čia. Tai dėl to valgymo. Tai vakar su tais kiaušiniais bisk mažoka buvo, ten tų kiaušinių jautėsi. Bet kai pripranti valgyti vieną kartą per dieną, tai labai gerai jaučiasi. Kai vieni pusryčiai būna silpnesni, kiti, tai dar nieko, kiti biški silpnesni, tai biški labiau pasijunta. Tai vakar tą vakarienę ėmiau, pasilepinau. Dėl to, kad tai skaityk vakar 4 kiaušiniai. 4 kiaušiniai, tai čia yra Tai čia yra 300 kalorijų, o kai vakar atėjau vakare namo, tai į viešbutį. Ne, čia rodo, kad ne čia. Kai atėjau į viešbutį, tai man jau rodė, kad sunaudojau 2200. Nu, nežinau, kiek tikslu, bet vis tiek. Plius minus, tai po tiek logiška, tai minusas gan didelis gavosi,
Tai jau jautėsi ant tokio, jau ant pačio galo jau toks energijos stokos buvo. Tai va, tai ėmiau blemą, kokia gera vakarienė buvo, vištiena buvo, chicken curry ta. Blemą nesuprantu. Čia lyg chicken curry ta vištiena, taip lyg ir tavo šios. Tai žiūrėjo, jie ten vėl kreivai, tai va čia tas minusas tų mažiukų viešbutėlių vis tiek. Jie labai jau taip žiūri, žinai, kai nedaug žmonių ten labai asmeniškai. Atrodo bent jau, man taip atrodo, nežinau, gal taip nėra, bet man taip atrodo, kad kiekviena ten mano lėkštė, kai vieną, antrą, trečią imi, tai žiūri, nes pirmą pasiėmu pabandyti, kad nereiktų išmest maisto. Nebūtų neskanu, nes buvo žuvis, bet blema, labai daug kaulų tai žuvytai, aš nenoriu iš tokių žuvų valgyti. Tai va, tai vakar biškį atsigavau, iki sprogimo vėl privalgiau ir nuėjau miegot, nes 2 dienas, kai tik miegojau po 4-5 valandas, tai jau žiauriai norėjau miegoti, nusmigau 9 ir atsikėliau šiandien tik į pusryčius, tai gavosi nuo stalo, nuėjau pamiegojau ir vėl atgal prie stalo. Bet tiek pusryčiai, tiek vakarienė labai gera, labai patiko šitas viešbutis. Šiandien jis neturi vietos, bet gerai, šiaip vis tiek, pavyzdžiui, pusryčiai jie geresni, va tam Himalai Suit, kur aš dabar vaisiu, kur jau 3 kartą eisiu. Šiaip čia nėra didelio pasirinkimo tų viešbučių, mėgstu škaitaliot, tai pabandyti įdomu, bet aš čia neturiu galimybės, nes arba kaina žymiai didesnė, arba nieko gero. Šūdas, kaip ir toksai. Man aktualu tie bufetai ir labai mažai kur čia bufetai. Nepopuliaru pas juos iš esmės tas bufetas. O tas dalbat antrą kartą paragau, to dalbat, tai kažkaip jau nebenoriu. Ten iš esmės veganiškas. Jie matai čia kažkaip labai ant to veganiško, nes ir tai vakarienė, jie ten daug kartų klausė, aš jau minėjau, man atrodo, to vienam. Tai jiems ten kažkaip labai aktualu, tai ten irgi vegetariškai, žodžiu, nieko tu negauni ten, gaunisi angliavandenių milijonas, tai nėra smagu privalgyti angliavandenių gal kiekis. Tai čia tiek naudos, bet jie mėgsta. Turn left onto Priag Marg. Gerai, žodžiu. Tai va, tai tas su to one meal a day irgi reikia žiūrėti, žinai, pagal jausmą. Negali taip užsiciklinęs visą laiką būti, nes kartais tikrai per didelį kalorijų deficitą pasidarai. Bet kaip gerai jaučiuosi, perjungsiu, paskui pasakysiu. Bet užtat kaip gerai šiandien jaučiuosi, kaip gerai pailsėjau, kaip gerai išsimiegojau, kaip gerai jaučiu tą vištieną, visą atstatė viską į savo vėžės, ko trūko. Žodžiu, šiandien super jausmas. Nors miegojau, tai karšta buvo. Aš labai stengiuosi dabar tų kondiškių nenaudoti, nes pas juos čia dabar, kai buvau po kalnuose, tai nelabai to kondiškių reikėjo. Naktis būna vėsios, tai man kaip ir nėra poreikis. O čia kaip ir reikėjo, nes buvo karšta. Be kaldros miegojau, tai biškį gal. Bet geriau negu susirgti, aš jau labai saugausi, nors dabar labai džiaugiuosi, jau taip gerai jaučiuosi, jokių slogų, nieko. Kažkaip ten tose Tailanduose, tai kur kondiškės, tai ištisai, skrydžiai labai mane ten kankina kažkas, nuo tų skrydžių ten nuo sauso oro, ištisai ta nosis tokia sausa, kraujuoja kartais, minimaliai, daug tų skrydžių dabar gavosi, tai nelabai patinka. Tai šiandien gera diena, gera savijauta, tai viskas labai gerai. Ir paskutinė diena, tai realiai tokia. Paskutinis toks didesnis žygis, rytoj tai ten toks irgi pakimarinis ir paskui link Orosto varysiu. Ir tada kelionė. Kaip ir laukiu kelionės. Tik paskui neturiu plano. Reikia sugalvoti kažkokį planą toliau. Nes mano dabar planas grįžti iki Lietuvos, o po to plano neturiu. Reikia sumastyti. Bet vis tiek vakar vis tiek aš šokiruotas su tais tom jų laidotuvėm viešom, kai
Vieni ten verkia atsisveikindami su savo artimaisiais viešai, paskui degina juos viešai. Turn left. O kiti ten ūkauja ir džiaugiasi, žinai. Vos ne, ten, žodžiu, nežinau, kažkoks cirkas iš nelaimės. Tai, čia aišku, sakau, reikia gerbti kitą kultūrą, bet man, čia kalbu apie save, man asmeniškai, tai atrodė šokiruojančiai ir žiauriai nenormalu, absoliučiai nenormalu. Vien tas deginimas, paskui supilimas į tą upę, ten tų laužų pilna ir paskui to ChatGPT paklausiau, tai čia viskas normalu ir ten jie degina kiauras paras. Po daug tokių laidų, čia masinės laidotuvės ir vyksta be sustojimo, tai jiems čia tipo absoliuti norma, tai va čia man jau vėl primena, žinai, daug metų atgal primityvumą tokį, tai, žinai, nemanau, kad to reikia, bet to reikia, kaip sako, reikia gerai. Turn right. Tik ne viskam pritart. Tai žodžiu, nenorėčiau daugiau aš ten eiti, matyti. Vieną kartą pamačiau, vieną kartą pažiūrėjau, kas ten vyksta. Ir ačiū daugiau nenoriu. Gerai, jeigu saulė šiandien bus tokia biškį prisiniaukos, tai bus dar lengviau ir dar geriau. Kartais navigacija užveda, va taip, į tokius visokius, tai atrodo, kad ar tu čia tikrai praeisi, tikrai būna kartais pro kiemų žmonių, atrodo, kad eini. Gal čia pas juos normalu, tai bent jau jie nekreipia dėmesį, šiaip tai mažai kreipia dėmesį. Vietomis ten buvo, kur domėjosi, labai klausinėjo viską, o vietomis tai ten iš vis nereaguoja kaip į žmogų. Aišku, Seulė labiau nereagavo, ten tai iš vis atrodė, kad išnykęs žmogus esi. Tai va. Gerai. Galvojau, kad sporto salė laukia, bet čia parduotuvė. Man iš vis tas valgymas kartą per dieną, tai čia pasirinkimo klausimas yra, bet turiu omeny, kad vis tiek aš įsitikinau, kad čia toks gaunasi, man tikrai pradėjo primint, aišku, ten suprimityvinant labai stipriai, nes visko čia pas mus daugiau, bet kaip mašinos bakas, yra kažkokia talpa, jeigu tu nevažiuoji su mašina, bet toliau pili kurą, tai kuris bėga į puslės lauką iš bako, tai kitaip sakant, pas žmogų kaupiasi riebalus ir pučiamės. O jeigu tu, va taip kaip dabar aš, pavyzdžiui, pastarąsias dienas, jeigu tu, tai sumuojasi, ta prasme, aš turiu omeny, kad ta visa ta energija, kurią tu suvalgai, sumuojasi, arba paskui tu ją naudoji, tai tu gali, pavyzdžiui, kurį laiką nepilti į baką, tai nevalgyti ir naudoti, bet jeigu naudoji intensyviai, tu išvažinėjai tą baką, išvaikštai tą baką ir tada jau prasideda problemos su angarų mašina, irgi nelabai važiuoja, tai reikia pildyti, bet nėra taip, kaip mums buvo, aš jau nekartą įsitikinau, ant savęs išbandžiau visai, kad taip, kaip buvo įkišta, kad valgykit daug kartų per dieną, tai tada žmogus pripranta užkandžiauti. Mes neturim realiai saiko jausmo, kad ir kaip būtų mūsų vis maistas su skonio stiprikliais ir visais kitais labai skanus, mes labai norim valgyti, ko pasiekoje mes nevalgomės kaip senais laikais, labai primityvaus maisto. Dabar parodyčiau aš kam nors, kaip aš valgau tos kiaušinius be nieko, tai durnas sakytum, kad tu vargšas, o valgyti neturi už ką nusipirkti normaliai. Tai va, tai gaunasi, kad tie skonio stiprikliai dirgina ir kai tu valgai daug kartų per dieną, tu suvalgai per daug ir pasiekmės tokius, kad mūsų bakas persipildo, plus intensyvumo nėra tiek. Kai aš dabar, pavyzdžiui, šitiek sudeginu realiai, žiauriai daug energijos sudeginu ir man vis tiek užtenka, aš tiek pavalgyti. Aišku, aš galėčiau namų sąlygom, normaliom, paprastom sąlygom, tai aš galėčiau tam patį kiekį suvalgyti per 2 kartus. Čia ne tam esmė, čia esmė yra suminis dalykas, ką tu suvalgai. Dar labai svarbu, jeigu tu 1, 2 ar ten nors ir 10 kartų valgai angliavandenius,
labai va bananus kokius nors, ten bandelės, tai irgi. Tai va čia tas sudėtingumas to bako palyginimo netikimas, nes dar labai svarbu, ką tu valgai, ką tu pili į tą savo pilvą. Bet iš esmės nėra taip, kad jeigu jau nepavalgysi, tas mitas, kur jeigu jau nepavalgy, tai viskas jau iki pietų netrauksi pusryčių nepavalgęs, absoliuti nesąmonė visiškai. Aš 25 kilus vieną dieną nuėjau, 25 kitą dieną nuėjau, valgydamas tik pusryčius ir tų pusryčių suma mano buvo tikrai, hello, buvo simbolinė. Kalorijų suma tikrai buvo simbolinė šį kartą, bet jokių problemų, nusileidau į pagrindinį miestą ir pasipildžiau viską su normaliu geru maistu. Šiaip jau fainai yra, pastebėjau dabar 2 tipus vaikų, tai kur minėjau, vieni vaikai, kur tokie labai tipo hello ir give me chocolate, arba čia iš vis, kur būna prie tų stočių, žodžiu, ten kur blemba, ten tai žiauriai nepritari, čia vėl mano asmeninė nuomonė, bet nafig gimdytis tuos vaikus, gerai, pas juos čia matau demografinę politiką, čia problemų jie neturi, visur vaikučių pilna. Bet tie, kur ten sėdi benamiai ar ten tsunami, bet tais vaikais naudojasi, kad gautų ten tą išmaldą, tai užknisa tikrai tų vaikučių. Ten sėdi po 5 bobas su 2 kūdikiais ir Turn right onto Sri Panchakumari Marg. Tai neturi už ką išlaikyti, protas smegenų reikia turėti. Tai va tas užknisa, o yra kita grupė vaikučių, kur žiauriai stengiasi jiems atsakyti, žinai, jie ten mojuoja, jie ten sako tau kažką, tai būtinai reikia jų nepamiršti ir pamojuoti atgal, pasisveikinti atgal. Dėl to, kad jiems labai, man taip atrodo, kad labai jau jiems ten tą šypseną padaro tuose kaimuose, ypač kai eini ir kur nors ir girdi hi, hello, arba mojuoja, tai reikia būtinai pamojuoti atgal, būtinai reikia pasakyti, ką nors atgal. Jiems labai fainai, jie labai laimingi būna, tokia šypsena pamatai. Va. Žodžiu, šiaip tai skurdžiai, aišku, gyvena jie čia. Sudėtingas tas jų gyvenimas. Per daug tų žmonių ir per mažai darbų. Čia va, vienas iš draugų atsiuntė, čia toks retorinis, aišku, klausimas, bet apie tos Amerikoje, apie tos be žmogaus taksi. Tai va tas toks irgi atviras klausimas, tos technologijos yra žiauriai fainai, viskas, mes daug kur jomis naudojamės, bet čia tokia atvira diskusija, žinai, ar reikia atimti darbo vietas iš ten, kur realiai žmogus vis tiek bus geresnis. Pavyzdžiui, robotas, autopilotiniam taksi, kol žmonės kiti važinės ir darys klaidas, aš tai vis tiek manau, kad taksi be vairuotojo yra prastesnis variantas negu žmogus interpretuojantis situacijas. Tai viskas gerai ten yra tose gamybose, kur reikia preciziško tikslumo, kur nesikiša žmogus. Tai tas našumas 24 valandas per parą dirba, viskas yra super, nerealu, čia net kalbos nėra. Čia jau kita kalba. Čia yra našumas, nes žmonės iš esmės yra tinginiai. Bet, pavyzdžiui, yra nišų, kur, tai gerai, tai tu padarai bepilotės mašinas, tada atleidi tos darbuotojus, tie darbuotojai, tai žmogui reiks valgyti ir dirbti, tai jis eis tada į kitą nišą ir sudarys kitoj nišoj konkurenciją. Arba eis į darbo biržą ir sakys, duokit man pinigų, nes man reikia valgyti. Tai čia tokia, kai kuriuose srityse yra gerai, o kai kuriuose srityse mes savo meškos paslaugą daromės taip nemastydami plačiai apie tai, kad tas žmogus vis tiek turės atleistas ar pakeistas kažką daryti, kažkur dirbti. Paskui atsidūrėm tokiose situacijose kaip šitokios šalis, kur žmonių labai daug, našumo ekonomikos nėra ir jie čia sunkiai gyvena, tai bet normalu, tai kiek yra valgytojų, kiek yra ant kiekvieno kampo čia gamina tą maistą, pavyzdžiui, tai kiek dar čia tų restoranų atidarysi, kavinių ir taip toliau. Tai atimsi iš kitų. Nes žmonių burnų yra tiek, kiek yra, vaikščiojančių yra tiek, kiek yra, turiuomenį, tai aišku, turizmo skatinimas, tai tada padidėja, daugiau vairuotojų reikia, taksistų reikia, čia jau viskas žymiai sudėtingiau, bet aš kalbu apie pačią esmę,
kad nuimdamas, atimdamas žmogaus darbą, kuris ir puikiai dirba ir pats, ir problemų jokių nėra, tai čia tik tai Total 2 kilometers, tik verslui 21 gerai. minutes 59 O seconds. žmonėms tai čia Steps plačiaja 2,393 prasme, tai steps. čia yra Heart rate mums 122. tik į blogą, o meškos paslauga kaip sakant. Ir tiek. Fainai laisvė šitose šalyse. Aišku, čia nėra tokio kičo kaip kitose buvo čia kuriuose šalyse, kur pamatysit langus, susitamsinę, veidrodiniais, priekinis, tai iškirpta tik tai, kad kažką matytų, žodžiu, tai čia jau visiška nesąmonė. O čia tai taip nėra, bet čia tik tai labai tos mašinos tokios primityvios. Oi, išsiblėčiu, gana. Dar dėl to didelio deficito, tai aš aišku nesakau, kad tai gerai yra, bet kartais eksperimentuojant, bandant tas ribas, dar kažką, tai kartais ir per daug gaunasi, kartais ir nukrypsta, bet iš esmės tai, kad jeigu tu sunaudoji, pavyzdžiui, ten kokius 2,5 tūkstančio, suvalgai 300, tai finale gaunasi, kad tu likusias kalorijas turi pasimti iš savęs. O iš savęs tai pagrindė iš riebalų, jeigu tu jau būni išnaudojęs visus tos. Tai iš riebalų pagamina ten tą cukrų ir taip toliau, bet žodžiu, jau iš savo energijos, tai kad ir iš riebalų, tai riebalai skaitosi 100 gramų yra ir kūne 100 gramų yra 700 kalorijų, tai teoriškai 300 gramų riebalų, bet čia, žodžiu, detalės. Bet kas įdomiausia, tai tik labai jaučiasi tada vienas dalykas, kad jeigu tu eini ramiai lėtai, viskas yra gerai. Bet jeigu reikia jau palipti laiptis, ar ten pabėgti, tai jau tada jaučiasi, kad tos energijos nebėra. Tai jau tas, kai labai juntama ta lėtoji energija. Kai tu nieko neveiki, tai kaip ir drąsiai, bet jeigu eini, jeigu reikia kažką intensyviai daryti, tai reikia angliavandenių, reikia to cukraus, daugį glikogeną, ar kaip ten žodžiu, be detalių. Tai tas labai man vakar pasijuto, tikrai labai stipriai, kaip šiandien jaučiasi, tais pačiais laiptais, nes to pačiu biškį keliu reikėjo paeiti. Tais pačiais laiptais, kaip vakar buvo sunku lipti ir kaip šiandien lengva, net nejauti tų laiptų, tai va ten koks didžiulis skirtumas yra, kai yra atsargų kūne ir kai nėra atsargų kūne. Tai tas labai svarbu. Reikia gal žiūrėti, kur eiti. Labai daug visko pas juos apie tą tikėjimą. Workout resumed. Visokie deginimo, visokių nesąmonių. Kaip galima sakyti, nesąmonių. Ir žodžiu, labai daug apie tai. Tik tai dabar atėjau ir galvojau, kaip tik ar stebėjau, kad tų šalių daug tokių, kur skurdžios ir labai daug ant to tikėjimo paremta. Tokia kaip taisyklė, kaip tik skurdesnė šalis, taip labai daug apie tai. Tik tai dabar tada kitas klausimas yra, ar tiki iš skurdumo, ar tas tikėjimas toks, žinai, atverčia visą tą, nes baisus, atrodo kartais toks baisus biznis iš viso šito padarytas. Kaip ir pas mus, tos močiutės, ten visokios neša tos pinigus į tą bažnyčią. Ta bažnyčia kartais geriau gyvena negu
negu tos močiutės, kurios labiausiai ten jas remia. Ir čia panašiai atrodo kartais. Bet toks, man tai labiausiai tik šiukšlynas pas juos, tai čia žiaurus šiukšlynas iš to pasidaro. Nes jie čia degina visokias žvakės, visokius tos vainikus dėlioja, mėto tas maistas, pavyzdžiui. Gal štai šaly gal nėra, Tailandė ten, pavyzdžiui, tai kad tu taip nuperki Coca-Colos ar ten kokį gėrimą įkiši šiaudelį atidaręs ir pastatai, kad ten tas atsigertų. Nu, jau žinai, geriau patys atsigertų arba maisto nusipirktų už tai. Tai va, tokias biški įspūdis toks susidaro. Aš nesakau, kad kažką gal aš neteisus esu, bet įspūdis tai toks susidaro, kad ten, kur labai daug to tikėjimo, ten labai daug ir skurdo. Tai va, kas paskui ką eina, tai nežinau, ką matau, tą ir mąstau. Workout paused. Workout resumed. Nu čia žmonės visur yra tik skruzdės, tai motociklai visur važiuoja, tu turi trauktis, čia nėra jokių pėsčiųjų takų. Jie ir per tos mažiukus statukus važiuoja, per visur važiuoja ir žodžiu, čia toks biški galioja gal, kad kas didesnis, tas tam pirmenybė. Toks įspūdis daro, nes nu tu turi žiūrėti, žodžiu, tu savo kailį turi traukti, čia nėra perį, nėra pėsčiųjų takų, nieko čia nėra. Kas didesnis, tas ir važiuoja. Ir jie per daug nežiūri, aš nežinau, man net keista, kaip jie neturi tų nelaimių. Nu, aš nematau tokių, žinai, nes pas mus, nagi, pažiūrėkit, nu, tai mes baisiai tvarkingi ir disciplinuoti. Ir kiekvieną rytą avarija prie mėgos. Nu, tai kažkaip nesaina, reiškia. Nu, o čia baisus chaosas, žmonių daug kartų daugiau ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai nemačiau nei vienos avarijos per šitą laiką. Tose Vietname mačiau vieną susidūrimą, Boltas ar ten panašiai, Grab, nu, žodžiu, tos pačios susimušė lengvai ten, žodžiu, jisai reikiavosi ir ten nukalė, bet jie ten greitai suskirstė. Tai va, bet atsižvelgiant, koks čia žmonių kiekis, tai čia nesulyginsi. O mes nesugebam. O jie sugeba šitam chaose kažkaip sutilpti. Tai, nežinau, pas mus turbūt kažkas negerai. Aišku, čia aš nepritariu irgi čia visiškai. Betvarkė, nu absoliučiai betvarkė. Sunku tą gatvę pereiti. Nežinau, vis galvoju, kad po kurio laiko vis tiek užkliūtum kur nors. Ir aš nelabai nusimanau, nu aš nemotoks ciklininkas, bet pas juos labai populiaru šitokie, matot, lankai iš šonų. Tokie. Labai daug motociklų turi. Tai grinai kojas apsaugo. Bet šiaip gerai sugalvota, nes tas tavo kelias tai realiai kur nėra, kur važiuoja be tų apsaugų, tai toks labai atviras. Ir kai jie čia arti vienas kitą važiuoja, nu tai taip skaudžiai čia gali būti. Aišku, aš pagalvojau, čia per tokį tiltuką ėjau, tai man tai skaudžiai būtų, kai jie užjodintų, labai arti ten važiavo, tai su tokiu metalu man per kojas netilpė. Bet kad apsaugo jų kojas, tai tikrai, nes tas motociklas neturi, nu tai matosi žiauriai, o čia va jau tik tavo koją apsaugo, tai yra. Tai gal ir gera idėja. Čia pritilpti, tai belekaškai. Bet jie telp. Ir tie taksistai važinėjo su tokiom mažom mašinėlėm. Bet žinokit, aš jau kiek kartų pastebėjau, nu nežinau, va, tokią mažytę mašinėlę. Ar jie ten, nu gal jie, aišku, profesionalai čia dėl to tokie jau, žinai, patyrę. Bet čia ne vienoje vietoje aš mačiau, kad jie ant tiek išsisuko milimetrovkim. Tai ar jaučia, ar naura varo. Nu, tipo, žinai, kas čia tokio, jeigu biški brūkštelis. Nenauja mašina.
Tai dėl šito tai aš nežinau, bet vaizdas buvo, tai, tu sako, nu kaip, tu gali per 3 cm pravažiuoti sieną, taip pasitikėdamas savim. Bet čia turi tos Suzuki čia eina į trasą, dėl to, kad čia labai siaura kai kur, tai kaip jis tau pravažiuotų. Tai jiems tai reikalingas tokios mašinėlės tokiose šalyse. Geriau už motociklą. Nu vis tiek, gal visi kaip ir. Bet pavyzdžiui, čia va tarp namų, jau kai tų motorolerių daug, jau išmetamosios, tai žiauriai jaučiasi, jau smirda, jau man pažiūrė, toks kosulys jau jaučiasi tikrai. Nu nes tai, nu, smirda, ta prasme, tie motoroleriai, tų varikliai, jų ten tikrai dūmina stipriai. Čia pažiūrėsiu, ką nors, jeigu nieko tai junga. Čia pilna visų. Gražu. Gražu pažiūrėti tos stogus, viską, bet atrodo kartais net per daug. Apie tą patį. Ant kiekvieno kampo. Ir jie labai daug iš tų bambukų daro. Statybom naudoja. Va, ten tarkim to žmonės degina ant tų bambukų. Labai daug kur pas juos naudojama, stebėjau. Ir atramoms, ir visokiems ten sutvirtinimams, kaip mes naudojam pagalius visokius. Tai čia tokie bambukai pagrindinė, pas juos jie gal greit auga. Tai visai gerai. Workout resumed. Pažiūrėk, sakau, čia eismas ir jie visi telpa. Nebuvo kažkokių, aš nepastebėjau, kad jie čia konfliktuotų ar pypsintųsi dėl pykčio turėjome. Nepypsina, tai jie dėl parodymo, tipo, kad aš čia, bet kad konfliktuotų, tai ne. Kaip jie taip sutelpa, aš vis dar stebus, aš Vietname irgi stebėjausi, kaip jie avarijų nepadaro su tais motociklais per 10 cm važiuodami viens nuo kito, bet ir čia tas pats, beprotyviai. 76 steps. Kokie vaisiai. Heart rate 97. Arba daržovė. Nežinau, ar vaisius ar daržovė. Poliau iš pavajasėlį gerą. Dar vieną. Nu, čia jų. Ant kiekvieno kampo. Pavyzdžiui, dar ta mėsa, tai buvo visai ant lauko stovinti, tai žiauriai atrodo, aš nežinau. Kažkaip net dėl to nesinori valgyti čia bele kur, nes atrodo, kad jie vapšė apie Turn left onto Karunamaya Marg, Shankadhar Sakwa apie Marg. higieną čia nelabai kas gilinasi, tai nelabai norisi valgyti bele kur dėl to. Tas gatvės maistas toks labai pas juos čia neatrodo viliojantis. Atrodo toks nesveikas, toks bele kas. Hello. Bele kas, visiškai, net nesuprasi. Atrodo, kad ne maistas. Kažkokia jau tiek visiškai net netraukia pabandyti. Žiūrėkit, smogas. Biškį toliau pažiūrė ir vizualiai matosi tas smogas. Tiesiog tai ant kiek turi būti Workout resumed. tankita tarša, kad tokiu mažu atstumu jau matytum tokį rūką. Nu labai čia pas juos stipru. Mes nuotrauką čia tokia buvo, sustojau, atsisėdau ant krašto pažiūrėti objektus, nes aš čia atėjau į tą miestelį ir nesusižymėjęs, tai gal susižymėjau. Priejo tokie vaikai. Oi, tai kyboje tenai. Tai viską klausinės, ką aš čia darau. Kodėl, tai šiek įdomus. Tipo paprašyti, padaryk su mumis nuotrauką. Tai sakiau, paskui įdėsiu. Sakau, galiu įdėti. Jo, įdėsiu.
atsiųs, parodys. Faini šiaip, sakau, kai kurie vaikai labai faini, labai smagu, kad nekaulina, nereikalauja, kad tiesiog nori pabendrauti, pakalbėti. Labai smagu. Ir visada norisi, su kuo su vaikais, tai visada norisi juos pabūt, pabendrauti su jais, jeigu jie kalbina ten patys. Kai kurie dalykai tai labai įspūdingai. Workout paused. Čia iš medžio, tikro medžio. Wow. Tikrai wow. Workout resumed. Čia dar tas pats. Aitsa. Įspūdinga. Kai kur labai gražu. Pasakyti, kas pasižiūri, tai paskui asmeniškai arba po video, bet arba galite asmeniškai, man įdomu, iš tikrųjų parašykit, jeigu ką nors blogai darau, man tiesiog įdomu. Turn right onto Chakrabahil Street, Chakrabahil, Mahabudha Road. Žiūrisi, nes aš tai žiūrėsiu po to, žinai, viską, tai man dabar online darant, tai aktualu, nes aš tai, žinai, greitai perklausau, kad nesąmonių kokių nors nepridariau ir įmetu, nelabai, aš čia turiu to laiko analizuoti labai. Tai man įdomu, kaip iš šono atrodo, Tomas sakė tą muziką, sakė, jeigu daug kalbi, tai nafik tą muziką dedi, balbatoja pusę valandos tą muziką ir viskas. Ir paskui dar vienas draugas sakė, kad per didelis video, bet čia video tai man leidžia įkelt 60, aš čia tikrai nepradėsiu daryti kažko sudėtingo, leidžia įkelt 60. Tai aš priklauso kokio ilgio juos nufilmuoju. Kai nufilmuoju ilgesnius, tai gaunasi ilgas video, kai nufilmuoju trumpesnius, tai tada gaunasi ten 15 minučių, 13. Tai čia labai priklauso nuo to, kiek prišneku. Turn left onto Mahabudha Marg Purba. Kartais gaunasi ilgas, kartais ne. Bet šiaip man įdomu. Ir aš čia tikrai tų subscribinių nerenku, bet vis tiek, jeigu pažiūri, tai pasispauskit, kad man nereikėtų įmetinėti, kai įdedu naują. Nes dabar gaunasi kaip ir peržiūrų. Tarsi matosi, kad draugai pasižiūri. Ten tėvai, draugai pasižiūrit, bet nieks nepasižymi. Tai gaunasi, aš vis tiek turiu įmesti jums, kad įdėjau video, tai visiems nepridėliosiu. Jeigu įdomu, jeigu neįdomu, tai... Turn left onto Mahabudha Galiyutar. Tai darau tėvams ir savo atsiminimui, kad turėčiau, nes nebetelpa paskui į telefoną, aš kažkaip tokių dalykų nei planuoju, nei ką, tai pas mane tas telefonas 512 gigų, tai primečiau, kad mano kompas tokio dydžio, kaip ir užtenka, bet blemba daug čia, kiekvienas video 10 gigų. Tai dar skaityk iš jų sudėdį 10 gigų, tai visi kiti irgi taip pat. Tai gaunasi labai daug. Workout paused. Kai kurie dalykai tai labai gražu pas čia. Turn left to stay on Mahabudha Galiyutar.
šitas miestelis tai tikrai gražus, yra ką pamatyti. Miestelį, miestelį. Bet čia man labiau panašu į tiesiog į rajonėlį tokių. Kad man dirba miestelį. Turi čia tokių išskirtinių gražių pastatų. Plius minus vienodai. Viskas bet gražu. Hello.
vienoj mažoj teritorijoje, vienam mieste šitiek visko. Kiek čia visko prideginta. Aš čia jau. Aš matai, pirmiausia, jau tiesiog iki galo ir iki ten to ženklo, paskui tik tai grįžinėjau, tai aš čia jau buvau. Gražu. Bet užtenka. Užtenka čia tų tempų. Ir atėjau savo mėgiamą hotelį. Spa turi, restoraną fainą turi. Ką, mano daiktų maišiukas. Čia, nežinau, nemažas. Dėma, kiek aš svorio sutaupiau. Čia belia kiek svorio. 304. 304. O šitas viešbutis fainas. Ir vėl taip pat fainas kambarys. Viskas taip pat fainai. Viskas taip pat gražu. Nes vis gaunu skirtingą kambarį. Tai žodžiu, viskas. Grįžau. Kaip ir viskas, eisiu dėsiu daiktus. Ką iš čia gavosi? 20 000, pusė 4. Tai dar gal ką nors nuveiksiu, bet iš esmės tai jau kaip ir baigėsi mano kelionė. Rytoj tik tai oro uostą dar prasieisiu čia biškį gal. Dar užsuksiu tos, žiūrėsiu. Dar noriu parodyti, programėlė rodo, kad pasiėmiau naujus kėdus. Šitie kėdai buvo visiškai nauji šitą kelionę prieš 2 mėnesius. Tai kėdai kaip kėdai, realiai tai kai išplautum, tai
nauji atrodytų. Bet, ką norėjau parodyti. Žiūrėkit. Šitas išvės. Tai va, tai žodžiu, iš išorės kaip nauji, o realybė kovo mėnesį nuėjau 385 km, rodo appsas, o šį mėnesį, balandžio mėnesį nuėjau 450 jau kilometrų. Nurodo bent jau, žinai, gal kažkokia paklaida minimali yra. Tai va, kaip gali atrodyti iš išorės kaip naujas daiktas, o galiu po 2 mėnesių, kaip ir teoriškai sakyti, žiūrėkit, čia nusitrynė. Tai va, greit susidėvėjo. Kiek čia? Gavosi 800 km grubiai, ne? Nu, kažkas tokio. 400 beveik ir 4,5. Bet 830 km. Ir batai susidėvėjo. Susidėjau atgal daiktus. Nu, labai patinka man ta kuprinė kaip lagaminas. Žiauriai patogu. Bam. Viską įskirstai. Žiauriai gerai. Bet laiku aš grįžau. Kaip stipriai įsilėjo. Bet kaip užsakytas oras, kai šiandien trumpesnė diena gavosi, netaikiau pagal orą, tai tiesiog grįžau, dar biškiau krapnojo lengvai ir dabar ką čia, nepanašu, kad čia, nu, žodžiu, gaunasi viskas kaip užsakyta. Kai tik baigiau savo kelionę, tada pradėjo lyti. Viskas gerai, svarbu, rytoj nelytų. Nu, bet jeigu rytoj lis, tai didelės tragedijos nedarau. Su taksi nuvažiuosiu į tą jūro uostą. Tikrai neįsiu per lietų. Tai va, žodžiu, gerai. Vis tiek jaukus man šitas anas va labai buvo fainas ir šitas jaukus visai viešbutėlis. O čia tie degtukai plastikiniai. Kažką pasidarė. Tai va, o aš tai ką, plemat, tą lietų pralaukiau, prabuvau per video visus susikėliau. Iš Nepalo praktiškai va, dabar sukėlė dar vieną video ir šiandienos, ir šiandienos įkėlius ir bus viskas. Tai va, šiandien tai aukso, aš tada biškį čia pabūnu ir einu miegot. Rytoj liks diena. Tai va. Gerai, tai iki.